Klaipėdos universiteto miestelyje tarp Aulos ir gamtos ir matematikos mokslų fakulteto įsikūrė Uostamiesčio universiteto absolventų klubo dovanota praėjusių metų rudenį mirusio Klaipėdos universiteto garbės daktaro Bronislovo Lubio mecenuota skulptūra Polėkis. Anot absolventų klubo KU alumni prezidento Dariaus Rėkio, šios skulptūros atsiradimu norėta parodyti, kad Klaipėdos universiteto absolventai savo universiteto po studijų nepamiršta. Kai jau įkūrėm absolventų klubą su bendraminčiais, tada visim, ką tas klubas gali padaryti ir kam mes čia reikalingi. Ir kaip tik sutapo taip, kad turėjo būti greitai universiteto 20-metis ir kilo idėja, kad reikėtų inicijuoti tokią idėją visiems susiburti ir padaryti universitetui dovaną tokią, kad parodyti, jog absolventai tikrai prisimena universitetą ir juo gyvena ir džiaugiasi tuo. Iš esmės tokia idėja buvo, aišku, ta skulptūra, kuri yra dabar, tokia kokia jinai yra, tai tikrai keitėsi, jos variantų buvo bent 5, gal jei neklystu, ir viskas užsitęsė praaiškai 2 metus, bet džiaugiamės, jog mums pavyko galiausiai tai padaryti ir tikimės, kad Klaipėdos universiteto bendruomenė taip pat džiaugiasi šito dovaną, kurią mums pavyko jiems įteikti. Ceremonijos metu skulptūros mecenato daktaro Bronislovo Lubio atminimas buvo pagerbtas tylos minute, o šventėje dalyvavusi Velionio žmona Lyda Lubienė sveikinimo kalboje sakė, kad labai dažnai jos vyras darydavo gerus darbus, apie kuriuos ji ir jo dukra nežinodavusios. Klaipėdos universiteto miestelyje pastatyta naujoji skulptūra vaizduoja jaunuolį, kuris stovi ant pasaulio rutulio. Pasak šios skulptūros autoriaus Arūno Sakalausko, judėti į priekį ir siekti naujų tikslų šį jaunuolį skatina vidiniai troškimai, polėkis ir žinios įgytos universitete. Skulptorius teigia, kad jis siekia sukurti jaunatvišką skulptūrą, atspindinčią jauno žmogaus pasaulėjautą ir būseną. Iš tikrųjų, tai vis galvojau, kas tai galėtų būti, kokį jaunimą įsikurti tą skulptūrą, kad iš tikrųjų universiteto teritorijoje jinai patiktų ir kad būtų jaunatviška, kad būtų įdomi, kad kažką tai reikštų, turėtų idėją po savim. Tai ir sugalvojau tokią, kad ant kokio nors žemės gaublio pastatyti jaunuolį, kuris, iš tikrųjų siekia kažkokių savo polėkių. Kad yra nuogas, išėjęs iš šito universiteto, bet turi tam tikrų, žinių ir norų dar skraidyti. Ceremonijos metu buvo ne tik atidengta nauja skulptūra, bet ir išduoti diplomai Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto magistrams ir bakalaurams. Įteiktos Klaipėdos pramonininkų asociacijos, Rotary klubų Klaipėda ir Aditė bei dekano ir Klaipėdos universiteto rektorių stipendijos gabiausiems humanitarinių mokslų fakulteto absolventams. Skulptūra Polėkis papuošė Klaipėdos universiteto miestelį, įprasmindama mintį, kad visi tapę Klaipėdos universiteto absolventais į gyvenimą išeina kupini polėkių ir siekių, kurie verčia judėti pirmyn visą gyvenimą ir turi begalinę potenciją greitai tapti realybe.